Kiekviena moteris yra kaip deivė. Taip, Indrė. O kiekvienai deiviai tiesiog privaloma elgtis pagal tam tikrus dieviškus kanonus. Moksliškai tariant, mes deivės moteris esam prisitaikiusios išvengti tam tikrų nemalonių, mirtingiems žmonėms būdingų kūno savybių. Trumpiau tariant, moteris, nepamirškime, ko mes tikrai niekada nedarome. Apie tai ir dar daugiau mūsų laidoje pasakos tikros vaidilutės, tikros deivės, Indraja ir Aušraja. Labas, Indraja, labas, Aušraja. Labą dieną. Sakykite, kokios vis tik yra tos deivės ir ko jos nedaro? Taip, deivės visų pirma, jos labai sveikai gyvena. Jos maitinasi tik ekologiškų, sveikų maistų. Natūralių maistų. Tik viskas, kas iš gamtos. Todėl natūralu, kad deivės nebezda. Nekakoja. Ne. Mes, žinoma, nesikeikiame. Ir tikrai neriaugėjame. Tai ne, tikrai. Ir mes tikrai to nedarom. Seksui kartais irgi pasakome ne. Nedarom. Ir šitą ne. Tik tai būtiniausių reikalų momentu mes sakome taip seksui. Taip. Ačiū labai, tikrai, kad jūs pas mus šiandien pasisvečiavote. Ačiū. Padėkojome Indrajai, padėkojome Aušrajai. Na kągi, ačiū Jums labai, kad Jūs domitės tavo deivių gyvenimu, bet laikas spaudžia ir mes turime sugrįžti prie savo šventosios ugnies, toliau ją saugoti. Aha, štaigi kiek naudingų patarimų šiandien mes sužinojome. Tai tiek. Ačiū tikrai, kad nesušalot. Nerauška. Tai viskas, ar ne? O galite atsiųsti medžiagą, mes pažiūrėsim. Gerai, paskambinsim jums. Atsiųsim filmuotą medžiagą. Iki. Rambas gerai aš čia. Tai mes varom. Nu, bet aš taip jaudinausi. Matai, bet to žarsvas. Klausyk, o kur maistą padėjai? Nueik greičiau tik tai, kiek galima. Aš tai negalėčiau. Tokio darbo dirbti aš ne... Aš taip išalkau, kaip žartvų moteris. O, kaip gerai. Kola. Atsisuk greičiau. Nu tu suka, jo. Kaip gerai, aš žinok, man taip išputė viduris nuo tam... Aš taip neslėpsiu, bet puktelėjau. Ką čia slėp? Aš neįsiteplė? Kas tau galiu pasakyti? Blemba, durnos, ką jūs nesupranta, kad negalima ugnies kūrent. Gal galit prie ugnies, tipo, prie šventos ugnies? Blemba. Nu, na! Pūtė šiaurės vėjelis. Lagės, Liundras. Nu, bet kam tiek meluot? Apsišaukelė. Durnas. Gerai, kad pavėsdėjau. Gerai, dar 2 kartus pavėsdėjau. Važiuojam! Palauk, aš pasilydau labai juokinga, atsiprašau. Čia Vilniaus papėdėje 2 vaidilutės, Aušraja ir Indraja, saugoja Vilniaus paslaptis. Ką tu
Čia Ką tai padarytų kažką? Padėkojome Indrai, padėkojome Aušrai. Išjungi kamerą, gerai, išjungi kamerą. Atsiprašau, nes aš būčiau dar užlaikius besdalą. O gerai, kad pamestėjau. Gal galit prie ugnies, tipo, prie šventos ugnies.